Sveiki, šį kartą noriu parodyti trumpą patarimą. Galbūt daugelis žinot, susimastytumėt apie tai, kaip jeigu laužas pradeda gesti. Pirmas variantas, ką darom, pučiam. Pučiam po truputį ir kuo ilgiau. Ir laužas tada pradeda liepsnoti. Kitas variantas, kad nereiktų klauptis, klupinėti ir putinėti visą laiką, kad drėgnos būna dažniausiai malkos ar pagaliukai, kurie mes kūrenam, drėgnas oras. Pasidarome tokią, kaip pavadinti, vantą iš lapų, menkaverčių medžių lapų ir juo pavėdiname. Tikrai efektyviai. Matote, kaip viskas žaižaruoja, raudonuoja ir nereikalauja tiek pastangų, kaip pūsti. Tai tiek šiam kartui.